even though I didn't finish the recipe, it worked. Ir net man nepabaigus to recepto, tai veikia. I was healed, Aš completely buvau healed. visiškai išgydyta. I was so happy. Aš buvau tokia laiminga. I really was so happy. I said, oh my goodness, it worked. Aš sakiau, o viešpatie, tai veikia. Because I went to many witches, you Nes know. aš ėjau pas daugelį I went raganų, with this tarot lady, Aš and ėjau she pas tokią told me, moterį, is this kuri very difficult? They are working skaito so hard on taro you. kartus ir sako, oi, čia labai sudėtinga, jie dirba ant tavęs labai smarkiai. So I was so blessed. I said, oh my goodness, work. I was so happy. Taigi aš buvau tokia laiminga. So I feel so good. So I wanted to finish the recipe. Aš norėjau pabaigti tą receptą vis dėlto. I finished the recipe. I went Aš to pabaigiau tą receptą. I went to this priest Nuėjau pas tą kunigą that spoke in Latin, Latin. kuris latinų kalba, Yeah. reiškia, He kalbėjo man imposed tas the maldas. gospel. Jisai šventą raštą kalbėjo latinų kalba. I confess. Aš išpažintą You atlikau. know, I did what they told me. So I Aš was so padariau viską, happy. ką man pasakė. Aš buvau labai laiminga. But I was so afraid to go out the church Bet aš taip bijojau išeiti iš bažnyčios. because I thought they are going to catch me again. Nes aš galvoju, jie mane vėl pagaus. So I tried to go out a bit, so what it feels, Ir aš norėjau truputį išeiti į lauką, pažiūrėti, kaip aš čia jaučiuosi. it was okay. Ir viskas tvarkoj buvo. But I decided to stay inside the church Bet aš nusprendžiau pasilikti bažnyčios viduje. because they have a mass every hour. Nes jie turi šventasis mišias kiekvieną valandą ten vyksta. So I was so happy after I finished at 4 o'clock. I had to go, Taigi, kai pabaigiau 4 valandą, aš turėjau jau išvykti. and before I told the priest, you know, I healed myself, and he said, you have to tell everybody that you heal. Don't be envious. You have to tell everybody that you heal here. Taigi, aš pasakiau kunigė, aš išgydyta. Ir jisai sako, jūs turit visiems pasakyti, nesilaikyti savo, nepavydėti tos žinios, turite jie dalintis visiems, kad jūs išgydyta. So I was, you know, very, very happy. I left Aš buvau the labai church, laiminga, išėjau iš bažnyčios. and I said, maybe I come every week. Ir aš galvoju, galbūt aš čia ateisiu kiekvieną savaitę. And afterwards, I was in my house feeling so good. Ir po to aš buvau savo namuose, taip gerai jaučiausi. I was so blessed, Aš buvau tokia feeling palaiminta, good, gerai you know. jaučiausi. But as I told you, I was a witch, so Bet everything kaip žinote, in my aš house buvau ragana ir viskas mano namuose was contaminated buvo užteršta. because I have all my tools, you know, Nes to aš be a turėjau witch. visus priemonės būti ragana. So it started again Taigi vėl prasidėjo the attack. tos atakos. Huge attack. Didelės I atakos. said, oh my Aš God, sakau, o it started viešpatie, again. vėl I prasidėjo said, tie... tomorrow I go to that church and Ir I aš will sakau, heal. rytoj vėl eisiu į tą So I bažnyčią. went to that church Taigi vėl aš grįžau į tą bažnyčią. and I said, I said to God, I will come here every day, Ir aš pasakau, until Dieve, žinai, I aš ateisiu kiekvieną dieną čia, tol, kol aš visiškai būsiu išgydyta. decided to be a Catholic, Taigi aš nusprendžiau būti katalikė. because I really feel that I was healed Nes totally. iš tiesų jaučiau, kad aš buvau visiškai išgydyta. So it started again, calm. Ir vėl pradėjau taip nusiraminti. So I confess again. Vėl nuėjau iš One sin, don't think I did a Vieną big confession. No. Negalvokit, One kad aš sin ten or two. Vieną, a dvi bit. nuodėmės vis po truputį. And after I spoke to this, I was with I spoke, with this priest, and he told me you have to do the rosary. Ir aš paskui pakalbėjau su kunigu ir jisai pasakė, And tau I reikia said- kalbėti rožinį. Rosary? Aš sakau, I don't know rožinį? what's that. Kas tas rožinis? Oh,
Go to the store and they will explain you. Sako, eik į parduotuvę ir tau paaiškins. I didn't say before what happened. I forgot. When I was when I was in my house Kai aš buvau savo in namuose, a lot of pain, tam skausme, I have a CD from Andrea Bocelli. aš turėjau tokį CD, Andrea Bocelli, Yeah, you know, he sings jisai dainuoja Ave Maria. Ave Marija. So I play a lot. Aš labai dažnai klausydavau to Ave Marija. And as well, Tėve mūsų. I was praying Our Father Tėve mūsų. all the time Visą laiką. because I didn't know. You know, I said to my sister, "Give me a prayer," Nes aš and she nežinau. gave me the Ir Our Father. aš sakiau savo seseriai, duok man maldą ir jinai man davė Tėve mūsų. So it was. I used to pray, but I was so confused. Bet kadangi aš buvau taip sutrikusi, At the same time, I started to do a bit of Our Father and a bit of mantras. ir tada aš pradėjau miksuoti. Because Truputį I didn't Tėve know, mūsų, you know, I truputį didn't know. mantrų, It was nes aš before nežinojau, tai buvo Mass. prieš tas mišes. So I said, okay. Tada aš sakau, gerai. But after when I was healed again for the second time, Bet kai aš vėl buvau pagydyta antrą kartą, I said, I will never do anything I was doing. aš sakiau, niekada negrįšiu prie to, ką aš dariau. Because I was, you know, thinking Nes aš all the galvojau, things that I do, visus they are tos wrong. dalykus, kuriuos aš dariau, tai buvo I neteisinga. won't do them again. Aš daugiau to nedarysiu. So I decided to stop all the healings. Ir aš All. tada nusprendžiau sustabdyti visus savo gydymus. So I said I will start a new life. Aš sakiau, aš pradėsiu naują gyvenimą. So they explained me the rosary. Taigi jie man paaiškino rožinį. She told me, okay, this is Holy Mary, you know. Tai čia yra Sveika Marija. And I didn't know. I went to my house and I said, okay, I will do rosary. Aš grįžau į savo namus ir But it was too long ago. We didn't have rožinį YouTube, kalbėti. you know. Tai buvo per labai daug laiko atgal, mes neturėjom YouTube'o. Now you kur gali- open YouTube and there's all Dabar the YouTube prayers. galite visas But maldas in that rasti. day, we didn't have Bet tuo anything. metu mes neturėjom. It was nieko. 20 years Tai ago. buvo prieš 20 metų. So I said, okay. Taigi aš pradėjau. Afterwards, I went back to this lady and she said, no, I don't understand the rosary. Nesuprantu Okay, aš to and she rožinio. explained Jinai me. man aiškino. After she explained me, I Kai man said, paaiškino, I have to do it. aš turiu sakyti. So I started to pray the rosary. Ir pradėjau kalbėti rožinį. And it was perfect because I was healed. Ir tai buvo nuostabu, nes aš buvau And I said, pagydyta. thanks God, thanks Sakiau, God. So I ačiū knew Dievui. the way. I knew the way. Taigi aš jau žinau kelią. So every day I used to go to that church. Taigi kiekvieną dieną aš eidavau į tą bažnyčią, But at the same time, bet tuo pačiu metu the priest told me, you don't kunigas man have, pasakė, because they can notice it that you are not from there, you know. He told me, don't come here. kunigas man pasakė, neteik čia, nes jie pastebėjo, kad aš ne iš ten. Go near your house. Eik šalia savo namų, į savo You don't parapiją. have to come here. Tau And I said, no, nereikia no, čia no. atvykti. I have to come here because it is the one, the good one. Sako, ne, aš čia ateisiu, nes čia yra geroji ta bažnyčia. But after 15 days, Bet po 15 I said, okay, dienų I will go next to my house. aš And so gerai I eisiu prie savo started, namų you į know, bažnyčią. and when I decided to do this, Ir kai aš nusprendžiau tai daryti, it was so good because I feel so good. tai buvo tikrai, aš taip labai gerai jaučiausi. As soon as I decided to be a Catholic, to leave all the things that I Kai was aš doing, nusprendžiau tapti katalikė ir palikti visas praktikas, ko aš užsiėmiau anksčiau, my friend that she advised me to go to the church, she called me, how is it? mano draugė, How was the recipe? kuri man patarė ateiti reiškia, į bažnyčią, jinai klausė, kaip tau sekėsi, kaip su tuo receptu. And I said, great. Ir aš sakau, I'm nuostabiai, healed. aš esu išgydyta. And I feel so good. Aš Thank you for jaučiuosi the taip gerai, recipe. ačiū už tą receptą. Oh, very good. O, In nuostabu. fact, I'm in church now. I will go to church every day. And she said, no, you are wrong.
don't. Ir aš sakau, iš tiesų, tai aš tai dabar bažnyčioje ir eisiu į bažnyčią kiekvieną dieną. Ir jinai man sako, ne, tu klysti. She told me, it's just a recipe. Ne, You čia do tik it once receptas, and that's užtenka it. vieną kartą You don't ir have to go nebereikia with tau this toliau priest. kiekvieną kartą eiti. Church is the worst thing that you can go. Tai yra, bažnyčia yra blogiausia, kur tu gali eiti. It's just a recipe. Tik tai receptas čia. And I said, Ne, this is the one. ne, čia yra tiesa. Because I went to many witches and Nes aš nobody ėjau could take it away. pas daugelį raganų ir niekas negalėjo tos ligos nuimti. So I knew it was the right way. Ir aš žinau, kad tai yra tikrasis būdas. So I was so happy Taigi aš buvau labai laiminga and I started my way to God. ir aš taip pradėjau keliauti savo keliu pas Dievą. But being a Catholic it's a hard way. Bet žinot, būti kataliku yra sunkus kelias. So started the attacks again. Prasideda vėl atakos. But I didn't care. Bet man nerūpėjo. I knew Aš žinau, I was in the good way. aš žinau, kad esu gerame kelyje. I didn't understand anything because I never studied anything about God. Aš nieko nesupratau, nes aš nieko nestudijavau apie Dievą. So I found somebody that she was by chance, I don't know. Taigi tarsi atsitiktinai, I said, okay, now I have to leave all the things that I was doing. I will leave my house because I was paying a lot of aš rent. sutikau žmogų, kuris man paaiškino ir aš nusprendžiau pakeisti savo gyvenamą vietą, nes daug mokėjau už tą nuomą. And she said, I in an advertisement Ir tam very skelbime, small, labai mažom, like this, I found a flat, radau butą panoramic view, su panoraminiu vaizdu. and I said, "Oh, I want a flat with panoramic view." Ir aš sakiau, aš norėčiau And she buto told su me, "Oh panoraminiu yes, vaizdu. it Ir has jinai man panoramic pasakė, view." Taip, sako, Okay, turi tas we butas see it. panoraminį vaizdą. And when Susitikim. we went, Ir kai mes nuėjom, and she told me, "Oh, look, it's so nice." I said, "Yes, it's the best flat. I like it. I love it. But you know, I don't like the sound." man labai patiko, iš tikrųjų, nuostabus butas, vaizdas irgi labai gražus. Bet žinot, man nepatiko ta zona, kur buvo tas butas. Okay, so then we left, and she called me in 1 week. She told me, "Are you going to take the flat?" Taigi mes išėjome ir po savaitės jinai man paskambino ir klausė, ar imsite tą butą. I said, "No, I don't like the sound." Aš sakiau, ne, man nepatinka zona. No, we see us. So we went again. Taigi mes vėl nuvykome. Sako, ne, jinai... And I said to her, "You know, for me it's very important the view. Žinot, man labai svarbu vaizdas. Even though I didn't want to know anything about feng shui. Net jeigu aš nenorėjau nieko žinoti jau apie feng shui, aš vis tiek turėjau tą savo galvoje. I said, I want it because it has feng shui. Aš sakiau, aš noriu to vaizdo dėl to, kad tai turi feng shui. A nice view. Gražų vaizdą. So she told me, "I don't believe in that. Jinai In man that. pasakė, aš tuo netikiu. I just believe in God." Aš tik tikiu Dievu. And I said, "Me, yes, as Aš well. irgi taip pat. Yes, Aš I pray irgi. the rosary every day." Aš kiekvieną dieną And she rožinį said, "You pray meldžiuosi. the rosary?" Jinai Yes. klausė, ar tu But why meldysi you rožinį? want a panoramic view? Sako, tai kodėl tu Yeah, nori what you panoraminio see is vaizdo? what you get. Tu gauni tai, ką tu matai. So she said, Jinai man pasakė, "You know, I'm going to invite you a seminar. aš tave pakviesiu į seminarą. So interesting." Labai įdomu. And I said, "Well, for me it's good because I don't know anything about the church." O gerai, I was- nes aš I nieko was nežinau apie excited. bažnyčią, aš buvau So tiesiog When I susidomėjęs. arrived to Taigi, this seminar, kai aš atvykau į tą oh seminarą, my goodness, it was so excited. buvo taip nuostabu. There was priest, exorcist. Buvo kunigas egzorcistas. You know, God takes you with a small advertisement. He took me to that seminar. Iš tikrųjų, Dievas mane pakvietė per tą mažą skelbimą į tą seminarą. So in that point,
I started my liberation with them. Taigi tada man prasidėjo mano laisvinimas su tais žmonėmis. It was started 2 years of liberation. Ir 2 metus vyko tie laisvinimas. There are very nice seminars in Buvo labai Mexico geri seminarai Meksikoje that you liberate. ir vyko laisvinimas. The first book is The Relation with God. You Pirma know, knyga yra santykis su Dievu. when you are with New Age or Būtent kai esate naujajam amžiuje, tos idolatry. ar kaip sakyti, stabmeldystėje. So it was so interesting. Buvo I labai was įdomu. liberating. Aš tiesiog You know, buvau laisvinama. I couldn't believe it was so good. Aš tiesiog nesitikėjau, kad tai bus taip. So I was so happy in this seminar. Buvau tokia laiminga. Every šitame month I used to seminare. go. Kiekvieną mėnesį mes vykdom. There. It was more than 2 years. Tai vyko daugiau nei 2 I think metus. I stayed there for 4 years. It Man was, atrodo, kad 4 metus aš you know, tenai likau. I used to have very bad thoughts. Žinot, aš turėjau taip pat labai blogas mintis. As well as in New Age, I was so angry. Aš taip pat kaip ir buvau labai pikta. It was one of my weakness. Tai buvo viena iš I mano was so angry. I silpnybių, used to nes shout a aš lot. buvau labai pikta, aš rėkdavau. Yeah, I was so nice, but at the same time, Galėdavau būti labai maloni, bet tuo pačiu ir it was like a bottom, you know. kaip and jeigu it was paspaudė exploded, ir tada išsprogsta. And I said, okay, that. And afterwards, I was with very bad thoughts. Ir iš tikrųjų Sexual. mano labai seksualinio pobūdžio mintis. Sexual thoughts. So I was thinking very bad, you know, like all the time. I said, Visą laiką buvo tos mintis you know, mano I galvoje. was not a very liberate person. Nebuvau tiesa tokia labai jau liberali, aš neturėjau per daug tų vaikinų, rami buvau But my pakankamai. mind, it Bet mano stormed me a prote lot. I said, oh my goodness, tiesiog tiek too many visko vyko, bad thoughts. tiek daug buvo blogų minčių mano prote. I had a lot of thoughts of sexual and a Seksualinio lot of pobūdžio. thoughts of fighting. Taip pat ir konfliktų daug So tokio galvoje. I couldn't, you know, it was too hard. Buvo per sudėtinga man. And when I būti tame. started my liberation, Ir kai prasidėjo those tas laisvinimas, thoughts left me. tos mintis mane paliko. So I was so blessed, you know, because tokia not just palaiminta. I liberate from the New Age, Dėl to, kad ne tik iš to naujojo amžiaus buvo I mane išlaisvino, liberate from the bad thoughts bet mane išlaisvino iš blogų minčių. that they were attacking me very, very bad. Nes mane tai atakavo labai Sexual, you know, all the time Buvo visą laiką thinking about sex. seksualinės It mintis, was visą laiką galvojau apie tai. Every time fighting with people. Arba konfliktai su žmonėm pykdavausi. galvoju. So in this seminar, I started the door open. Taigi seminare va So tarsi it tas was so atvėrė nice, tas duris. and I was so blessed. Taigi buvo taip I nuostabu, said, aš buvau thank taip you, God. palaiminta. Thank Aš you, sakiau, thank you. ačiū Dievui. Thank you, God, because, you know, I not just from New Age, I liberate for everything. Taigi You ne know? tik iš naujo amžiaus, mane iš viso blogio tarsi išlaisvino. Yes. So I started. Well, at the beginning, it was a catastrophe. Iš pradžių iš tikrųjų buvo tai Okay, imagine. katastrofa. What for I was going to do? No job. Aš įsivaizduokit, ką aš veiksiu, nėra mano darbo. I was a witch. I Aš was kaip buvau working ragana, aš as a dirbau witch. kaip I ragana. used to do Reiki. I Aš used to do dariau pranic healing. pranic I do gydymą. feng shui. Feng So, shui. what kind of job I was going to have? Taigi, kokį aš I darbą was so dirbsiu dabar. worried, but Aš no work, pradėjau no rūpintis, money. nėra darbo, nėra pinigų. It was awful. Tai buvo But I baisu, knew bet aš žinojau. I had to go with God. Aš žinau, kad aš turiu keliauti su Dievu pirmyn. So my new job Mano was, naujas darbas buvo, as I had a lot of attacks. kadangi aš turėjau daug I used to atakų, go to Santissimo aš every eidavau day. į švenčiausią So it adoraciją was like my kiekvieną job, dieną. you know, Man tai arriving buvo to the church at 6 kaip o'clock. darbas. Aš atvykdavau 6 ryto First į mass, bažnyčią, pirmą After šventosios the mišios, Santissimo, paskui adoracija, praying a lot of labai daug rožinių, rosaries,
sukalbėdavau, again the mass. vėl mišios. So I stayed the whole day in Taigi the aš mass tiesiog and with these visą seminars dieną as well. ir likdavau bažnyčiai ir tos seminarus Liberation. You know? laisvinimo, reiškia, vykdydavau. That was the best. Tai buvo labai gerai. I think, yeah, the best thing that happened to me is the thoughts. Aš manau, kad You geriausia tai know, buvo, kad fighting reiškia, tas thoughts, mintis mane fighting išlaisvino iš tokių thoughts, minčių, sexual thoughts. iš tų konfliktinio ir seksualinio pobūdžio. Yeah, so, yeah, because I said, you know, I was saying the whole time in my life, I said, why I'm so, you know, not from God, but I was, you know, I was not a liberate person. Aš nebuvau tokia liberali. Kodėl? Why, if I don't have boyfriend, I Jeigu don't aš have neturiu anybody, vaikino, neturiu nieko, I have these kodėl thoughts, tos you know? mintis mane taip I persekioja? feel so dirty, but Aš tarsi jaučiuosi I tokia couldn't nešvari, handle it. bet aš negalėjau to pakelti. So it was so nice. Buvo So nuostabu. afterwards, in 1 year Po metų that I was there in the church, bažnyčioje buvimo I tokio, was kad looking for a job. Nobody gave me a job ir ieškoti darbo. because I was Niekas man 47, you know. darbo. Man buvo 47, 47 yeah. metai. Now you are quite old, so Tada it jau was esi not pakankamai easy to toks get a vyresnis. job. Ir nebuvo lengva gauti darbą. And after, somebody told me you have to work in a real estate. Ir man kažkas pasakė, tu dirbk su nekilnojamo turtu. But for me it was so difficult because real Bet man estate tai buvo labai sudėtinga, Real nes estate is so nekilnojamas difficult turtas because you know yra sudėtinga. you have to work for commissions. Nes reikia ten dirbti už komisinius. So for me it was so hard because I Man tai didn't buvo have any sudėtinga, money. Nes aš neturėjau pinigų. So again, it was so hard. But afterwards, somebody called me. I put my resume in a school that I was in, and they called me. You want to work? And I said yes, Ir man paskambino ir pasiūlė darbą. real estate. And they said yes. Taip, kaip I said, you know, nekilnojamo for me it's turto very difficult because agentė. I need to earn money Sako, man, since the man beginning. yra Oh, sudėtinga, don't nes aš worry, turiu I will uždirbti give you a pinigus salary. nuo pat pradžių. Ir sako, nesijaudink, aš tada duosiu tau nuo pat pradžių. That kind of atlyginimą. salary, well, it's so odd. It's Tai buvo nearly taip keista, impossible netgi neįmanoma, that somebody pays you kad a kažkas tau salary. mokėtų algą iš pat. But it was God. Bet tai buvo Dievas, kuris It was pasirūpino. God. Tai buvo It Dievas. was impossible. So I started my journey. Taigi pradėjau, reiškia, dirbti. And after it was so good because I was, you know, so successful Yeah, because I'm a Labai work very sėkminga, hard. kadangi aš daug dirbu, I was so successful, aš buvau labai sėkminga. and I think it's finished my first step in with God, you know, because well, I will tell you more. Sometimes we said, okay, I'm good because now I have money. Ir aš galvojau, kad jau čia man pirmas žingsnis No pasibaigė, bad thoughts. kad aš galvojau, man viskas tvarkoju, I'm very nėra successful. blogų minčių, man viskas tvarkoju su Dievu, nėra blogų minčių, man sekasi darbe. So for me, it was so nice to be with. Be a Catholic, no? I was Taigi man buvo labai Everyday mass. nuostabu būti katalikė, My kiekvieną dieną į rosary. mišias, rožinės. and devil is the enemy is so smart. Taigi priešas yra labai In my protingas. house, Mano there was a namuose lack of money. nebuvo, reiškia, pinigų, trūko So- pinigų. So after I left New Age, Taigi, kai aš palikau tą naują I started amžiaus judėjimą, to seek for money. aš pradėjau ieškoti So I pinigų. was very successful. Taigi, aš buvau labai sėkminga.
and I started to work for money. Ir aš pradėjau dirbti So dėl I pinigų. thought, you know, it was going to be very good for me because for money. Tiesiog dėl pinigų labai koncentruojuosi Yeah, ir galvojau, kad because tai bus gerai. money arrived to me very easy. Nes pinigai labai lengvai ateidavo pas I mane. was so successful. Man labai sekėsi. But at the same time, I said, Bet tuo pačiu metu I'm so successful and I cannot buy my own flat. aš esu tokia sėkminga, bet negaliu nusipirkti apartamento. So I said, I cannot buy. I said to God, you know, I went to church and I said, why I cannot buy a nice flat? Nuėjau pas Dievą į bažnyčią ir sakau, kodėl aš negaliu nusipirkti gražaus buto? I really want to buy a flat, but I Aš can't. noriu buto, bet aš negaliu. No, I couldn't. It was a catastrophe. Buvo katastrofa. So I said, I can't. I have a lot of money and I can't buy. Every time I'm going to buy one, Kai tik bandau nusipirkti, no, nevyksta. Negerai. And I was, you know, crying in church and I Ir said, aš please, verkiau I bažnyčiai need ir a sakau, flat. man reikia buto. All my life I've been working a lot Aš visą because I don't gyvenimą have a dirbau flat. daug ir neturiu buto. So after they invite me Po to, kai to mane do pakvietė a general confession, the whole life viso confession. gyvenimo išpažinti, So I went to do this confession life, taigi nuėjau viso gyvenimo išpažinti and I said, "Oh my goodness, ir aš how sakau, nice! You know, o it kaip was a nuostabu, liberation. toks It tai was a huge laisvinimas, labai liberation. didžiulis laisvinimas. And in 2 months, Ir po more or 2 less, mėnesių I maždaug bought my first flat. aš nusipirkau pirmą savo But butą. I asked God at the beginning. I Ir aš said, klausiau "I Dievą, need a flat." man reikia But I asked buto. God many, like stupid things, you know. Bet aš labai daug I visokių wanted kvailų dalykų. a very luxury in Labai a tokia nice zone geroje and zonoje big ir didelio, ir tokia and liukso. all these crazy things Ir visi that I said, dalykai, kuriuos aš sakiau, He gave it to me. jis visą tai man davė. It was a miracle. Tai buvo tarsi I bought stebuklas. the flat with no money Aš nusipirkau butą be pinigų. because I used to sell flats. I used to be a Aš very good one, you parduodavau, know. man So I sekdavosi. went to the constructor and I Nuėjau said, pas I want a flat. And he said, statyb- yes, take it. statybininkus. You can take one. Take Pas this one statybos, in the best zone. I said, no, yes, sakydavo, yes, I said, yes, I want that sakydavo, one. imk. But afterwards, I said, at night, I said, no, it's too crazy. I will have another zone. Ne, So tada aš I naktį wrote galvodavau, him, ne, I said, okay, aš you know, geriau kitoj zonoje I noriu. want in a middle class Reikia zone. vidutinės Oh, yeah, klasės don't zoną. worry. But when I went to sign the contract, Bet kai nuėjau It was in pasirašyti the kontraktą, nice zone. buvo geroje zonoje. so God gave me everything. Taigi Dievas man It viską was like a davė. miracle. Tai buvo kaip stebuklas. But at the same time, Bet tuo I pačiu was, metu- you know, with this lack of money, Aš tarsi turėjau tą trūkumą I was pinigų. always thinking of money. Visą laiką galvojau apie pinigus. And I started in the best, I was enrolled in the best school of Mexico Aš buvau mokiausi geriausioje to Meksikos to mokykloje. do a better degree, you know, a master. Magistro laipsnį. And afterwards I was with nice cars. Ir tai You aš know, turėjau geras I lost my automobilius. mind. I Aš lost. tarsi I lost. I was praradau lost. savo protą dėl pinigų. Not Aš nice. Not nice. pasiklydavau. So, Nelabai gerai čia. in fact, I was working for the enemy as well. Aš, tai tiesą sakant, aš dirbau ir priešui. I remember once we went to the Villa de Guadalupe. I was in my car and I found somebody and I said, "You want to leave a lift?" Kažką pamačiau gatvėje, noriu, Oh kad yes, paveščiau. yes. She went inside my car mano and she told automobilį me, ir jinai man pasakė, "Why you have this car?" o kodėl tu turi šitą And automobilį? I told her, Aš jai pasakiau, "How come? Why I have this car?"
It's a car. Kodėl? No, Kodėl tu it's klausi? not a normal car. This is čia very luxury. mašina. Sako, tai jinai sako, ne, čia nėra normali automobilis, This is not normalus. from Tai yra God. liuksusinis automobilis, tai nėra iš Dievo. And I said, oh O my aš sakiau, goodness. You know, I saw it like aš, stupid, you know. aš mačiau ją She kaip doesn't know kvailą, anything. jinai nieko nežino. Nothing. I have to have this car, you know, Man reikia because to automobilio, I'm dealing with these people. nes aš iš tikrųjų komunikuoju su tokiais You žmonėmis. know, I sell houses, Aš so pardavinėju, you need a namus. Mercedes or a Man BMW. reikia Mercedes ar BMW. So I said, she doesn't know anything. Aš So sakiau, I was jinai nieko nesupranta. in this, you know. Taigi aš buvau tokiam mąstyme. So the enemy catch me again Taigi priešas mane vėl because pagavo, I was working for him, nes aš dirbau jam. even though I used to go to Net church every eidama day, į bažnyčią, rosary, everything besimelsdama very good, rožinį, but visą no. tai gerai, I bet was my soul mano siela was out. nebuvo. No, you know, my how you call it? My body Mano was kūnas church, buvo bažnyčioje, but my soul bet was mano in siela another place. buvo kitoj vietoj. I was not concentrated. I didn't pray with my heart. Aš nesimeldžiau širdimi, aš nebuvau susikoncentravus, So susikaupus. it was so hard. Taigi buvo tai And sudėtinga. again, because I was money. Ir dėl to, kad aš I tiesiog lost taip myself. koncentravausi į pinigus, aš vėl save praradau. But at the end, Bet galiausiai, it's a long story. I tai will ilga stop istorija, here aš čia sustosiu. for the second part. But at the end, I started to do fast, Aš pradėjau the 5 stones of ir Medjugorje. sekti 5 Medžiugorijos I didn't know akmenėlius. anything about Aš Medjugorje, nieko nežinau apie Medžiugorję, but I started to do, the bet 5 aš pradėjau stones. praktikuoti 5 akmenėlius. I did a fast very as a convenience for me, Aš pasirinkau taip, kaip man buvo patogu. but afterwards I said, okay, I will work with the fast Taigi, and bet I po to will aš do it pradėjau well. galvoti, aš pradėsiu dirbti ties pasninku ir tai darysiu I gerai. started to do very good fast Taigi pradėjau gerai pasninkauti. and my life started to change Ir again. mano gyvenimas vėl pradėjo keistis. And I did the consecration 33 days of how you call it, the 33 days of Montfort? Montfort. Montfortišką pasišventimą mergeliai Marijai. So that was Tai so 33 hard, dienų, so tai buvo labai powerful. sudėtinga ir labai galinga, labai stipru. And I saw my niece. She had a lot of trouble because all the family was Mačiau in savo trouble. dukterėčią, All my nes family, visa mano šeima buvo problemuose. all my family. So I said to my niece, Ir aš pasakiau savo dukterėčiai. I saw her that she was lost. Aš mačiau, kad jinai pasimetusi. And I said to my niece, you want to, I said, Ir aš she's pasakiau jai, in a very bad way, jinai vis dar tokiam blogam I kelyje said to buvo. her, Ir aš pasakiau jai, would you like to go to ar tu Medjugorje? norėtum atvykti į And she Medžiugorję? told me, I don't know what's that. It's in Europe. Oh yeah, it's in Ir Europe. man Yes, we pasakė, go. aš We nežinau, go. kas ta Medžiugorė. Aš jai sakiau, čia Europoje. Sako, o jeigu Europoje, tai aš Yes, we vykstu. go. So we Vykime. came. Taigi mes It was atvykome. pandemia. Buvo All pandeminis closed. laikotarpis, All viskas was uždaryta. closed. But God Bet is God, žinot, Dievas yra and Dievas. He took us to Medjugorje. Ir jis mus atvedė į Medžiugorję. So it was so nice, so very good. Buvo nuostabu. Gražu. Um, she healed herself, Iš tikrųjų, jinai buvo išgydyta. and me, I had a huge conversion. Ir aš taip pat turėjau labai stiprų atsivertimą. Yeah, because I didn't tell you, but Nes aš nepasakiau jums to. in my bet- house Bet savo namuose we were sport addicted, mes buvom tarsi nuo sporto priklausomi. very, very Labai, addicted. labai priklausomi. I mean, my father, Mano all my tėvas, sisters, visos mano seseris. everybody are, Kiekvienas iš mūsų. sportaholic. Mes I don't buvom know how you call it. sportoholikai. Everybody has to do exercise. So Visi I turėjom used sportuoti. to do a lot of Taigi aš exercise. labai daug you know. sportuodavau. For my God Mano Dievas was money,
Pota. Buvo First, pinigai, bet yeah, visų pirma, sport. gal net sportas labiau. Sport for me it was Sportas buvo so. labai. So at the beginning, Taigi when we pradžioje, were small, we used to play kai mes buvom tennis. maži, mes Because my žaisdavom father tenisą. he was a big tennis player. Mano tėvas labai žaisdavo gerai tenisą. But afterwards, I said, okay, now I Paskui have aš sakau, dabar a lot of money. aš I turiu daug can. pinigų. I used to play golf every day. Aš žaisdavau golfą kiekvieną dieną. So I was, again. Vėl aš tarsi... So when I arrived to Medjugorje, Taigi aš atvykau į Medžiugorję. I realized, Aš supratau. I realized what I was doing. Aš supratau, ką aš dariau. Wasting my time. Kad aš švaisčiau savo laiką. Wasting my time. So it was so nice in Medjugorje because the Virgin God opened my eyes. Buvo nuostabu Medžiugorė, nes Dievo motina, Dievas man atvėrė mano akis. So when I arrived to my house in Mexico Kai aš after atvykau į Medjugorje, savo namus Meksike po I said, Medžiugorjos, I'm another person. aš sakiau, aš esu I kitas was žmogus. another person. Aš buvau kitas žmogus. Other person. Kita. Really. Iš tiesų. I changed a lot. Aš labai I pasikeičiau. changed a lot. So it was so nice, Taigi because tai buvo taip it was nuostabu. another person. Nes tai buvo kitas žmogus. I used to, at the beginning, Taigi pradžioje, when I was with these changes, kai man I opened my vyko šie YouTube pokyčiai, channel. aš atidariau savo YouTube kanalą. I opened it, but I didn't continue. Aš I used to atidarius, put bet just netęsiau. few videos and Kelis that's it. video įdėjau ir tiek. And I had a lot of followers, because Yes, it started, Sekėjų. YouTube started. Nes YouTube tik tai prasidėjo. So at the beginning, I was not a YouTuber, but Pradžioje nebuvo but when YouTuberis, bet when I arrived to Mexico kai aš from atvykau į Meksiką Medjugorje, iš I Medžiugorės, said, I'm going to put my channel. I'm going to aš start nusprendžiau, kad vėl putting pradėsiu videos. dėti video į So kanalą. it was so nice. It was so nice because I Buvo started my nuostabu. channel. I Ir tada started to evangelize Pradėjau through my evangelizuoti per YouTube through my channels, kanalas. in Spanish. But Ispanų kalba. in Spanish. But it was a very nice experience. Tai buvo labai Afterwards, graži patirtis ir po to I came again to vėl Medjugorje, grįžau į and, Medžiugorję. and I said to the lady, it was 2 months. In 2 months, I Po came 2 again, mėnesių aš to vėl grįžau Medjugorje. į and Medžiugorję. I asked her, to the lady, Ir aš paklausiau ir prašiau Dievo motinos. I feel a lot of responsibility. Žinai, aš jaučiu daug atsakomybės. I feel that it's too much. Aš jaučiu, kad to jau per daug. Yeah, I feel that it's a lot of responsibility. Kad tai yra Help daug me. atsakomybės. Padėk man, Dievo You motina. take out all the things that I don't need it. Tu viską paimk, ko man nereikia. So it was a hard Tai buvo sudėtinga point in Medjugorje Medžiugorėje, because they were purifying me. nes mane tyrino, mane Very valė. hard, very hard. Buvo labai sudėtinga. But I started my channel. Bet aš tada pradėjau savo kanalą. So now my life is so different because I Taigi mano left dabar gyvenimas labai sports. skirtingas, nes you aš know. palikau sportą, So I left all these sports, visus tos sportus. I left everything. Aš viską palikau, tiesą I sakant. started to do really praying, Aš pradėjau iš tiesų taip And melstis, evangelize, atsidėti ir evangelizuoti. and after I said, I cannot live in this flat. It's too luxury for me. Ir aš tada žiūriu, kad aš gyvenu tokiam liuksusiniam bute. So Tai yra per daug I left it. prabangu. Ir tada iš jo I went to išvykau. a small house, Aš į outside, mažus namus and persikėliau. my life changed a lot because Mano I gyvenimas work labai for God. pasikeitė, nes aš pradėjau dirbti Dievui. It's a long story. Tai It's a long ilga story. istorija. That maybe in next video I will tell you to you. Ir kitam video aš but, pratęsiu. That's what happens Bet when tai you yra vyksta give tai,
your life to God. kai atiduodi savo I'm so gyvenimą happy Dievui. that I evangelize, Aš esu tokia laiminga, kad you galiu know, with evangelizuoti social media, per socialinę mediją. and I have peace in my heart. Ir aš turiu ramybę savo It is the most širdyje. important. O tai yra And I don't svarbiausia. fight. Ir aš nebekonfliktuoju, nesipykstu. And my thoughts are, clean. Ir mano mintis yra švarios.